nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši Utenos atviro jaunimo centro socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Raimonda Gaulytė. Sveika. Sveiki. Ir savanorė Airida Venskutė. Sveiki. Sveiki. Jau 9 metus veikiančio centro erdvėje jaunuoliai gali saugiai ir prasmingai leisti savo laisvalaikį, įgyvendinti idėjas, diskutuoti jiems rūpimais klausimais bei visuomet gauti reikiamą emocinį palaikymą. Apie mėgstamą centro veiklą, įsivyravusią atmosferą ir pasikalbėsime laidoje studijos svečias. Tai dar kartą sveikinuosi, sakykit, kaip sekasi, kaip gyvenat, kuo šiuo metu kvėpuojate, kas ant bangos. Na, iš tiesų gyvename puikiai, džiaugiamės atėjusiu pavasariu, puikiu oru, bundančia gamta. Aišku, gyvename jaunimo ritmu. Pulsuojame įvairiomis jaunimo idėjomis, stengiamės irgi ieškoti galimybių jas įgyvendinti. Toliau įgyvendiname ir turimus projektinės veiklas, turimus resursus, kuriame kartu. Tai iš tiesų tai mūsų tas gyvenimas toks labai spalvotas ir nenuspėjamas. Ir labai įvairus, taip. Na, vienu žodžiu, visada pavasaris ir pavasaris. Galima sakyti ir taip. Tai gal ir paprašysiu jūsų papasakoti apie centro bendruomenę, kiek narių vienyje, koks amžius. Tiesiog pat pristatykite, kaip laikotės ir kas jūs vienyje. Gal tada pradėsiu nuo mūsų pavadinimo. Mes esame iš tiesų Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro atvirasis jaunimo centras. Esame užimtumo centro skyrius. Ir veikiame vadovaujantis atvirojo darbo su jaunimu principais. Ir esame unikali Utenoje veikianti organizacija, kur būtent esam atviri visiems jauniems žmonėms nuo 14 iki 29 metų. Ir laukiamas pas mus yra tikrai kiekvienas jaunuolis, nepaisant jo kažkokių įsitikinimų, gabumų. Tiesiog suteikiame galimybę kiekvienam žmogui jaunam įgyvendinti savo idėjas ir, kaip pat minėjote, mums yra labai svarbus emocinis palaikymas. Ir suteikiama ta saugi, jauki aplinka, būtent, kad jaunas žmogus galėtų jaustis saugiai, priimtas ir jaustis būtent mūsų dalimi. O kalbant apie skaičius, mes neturime kažkokio registruoto, numatyto jaunuolių dalyvių skaičiaus. Pas mus kiekvienas jaunuolis ateina ir tiesiog tą dieną fiksuojam jo ateimo faktą, kad jis buvo. Bet tikrai skaičiai labai įvairūs, nuo 14 iki kelių dešimčių per vieną dieną. Tad per metus tikrai apsilanko virš 300 jaunuolių unikalių, o veiklos irgi labai vyksta organizuojamos atsižvelgiant į tų apsilankiusių jaunuolių poreikius. Nežinau, gal čia Airida galėtų šiek tiek papasakoti apie mūsų veiklas, nes ji kaip savanorė tikrai labai daug prisideda ir iš savo kaip jauno žmogus perspektyvos paminėti. Šiaip iš tikrųjų mes labai daug ką veikiam ir veikdavom seniau labai daug, tarkim, turėdavom visokias stovyklas, visokius žygius, eidavom, susitikdavom su garsiais žmonėmis, eidavom į miesto net šventę, savęs kaip centrą save pristatyti, kad kas mes esam tokie, važiuodavom į visokias išvykas. Esam labai daug kur buvę, esam buvę ir prie jūros, ir šiaip, tiesiog visur. Stengiamės visur būti, kad kas ir kaip. Tai Airida, esi ne tik centro savanorė, bet ir kaip paslaugas priimanti. Na kaip, Airidos atsiradimo istorija pas mus gal atėjo ji kaip lankytoja prieš beveik 5 metus. Prieš beveik 6 realiai. Jau 6? Na va, kaip greitai tas laikas bėga. Taip, ir tikrai atėjo kaip lankytoja su daug idėjų, irgi įvairiomis savo spalvomis jų atsinešė ir mūsų džiugesiui nuo šių metų ji pareiškė norą tapti ir savanorę. Tai ji dar kaip savanorė gal palyginus nedaug oficialiai veikianti,
keletą mėnesių, bet tikrai labai labai daug jau padarė. Tai gali pasigirti ir pasididžiuoti tuo, kiek prisidėjo prie mūsų 9-ojo gimtadienio organizavimo ir įgyvendinimo. Galėčiau, bet ne tik aš galėčiau prisidėti, bet dar ir daug kas iš mūsų iš tikrųjų. Papasakokit tada tikrai, kaip atšventite tą 9-ąjį gimtadienį Airida ir Raimonda. Laukiam to 10-ojo, kai jau turėsim tokią gražią apvalę sukaktį, o šio 9-ojo gimtadienio tai idėja buvo tokia, kad parodyti Utenos miesto bendruomeniai tą mūsų atvirumą, kad iš tiesų ateitų visi tie, kurie gal yra girdėję apie mus, o gal ir net nėra girdėję. Tai paskelbėm tą tokią atvirų durų dienos akciją, kad galėtų su mūsų veiklomis, su mūsų patalpomis, su mūsų darbuotojais, savanoriais susipažinti tiesiog visi Utenos gyventojai, tie, kurie suinteresuoti daugiau pažinti ir sužinoti, kaip tas Utenos jaunimas gyvena. Na tai vis tiek smalsu sužinoti, kaip Airidai sekasi, kaip savanoriai, ką gelbėjai, kokiose veiklose padedi. Šiaip stengiuosi gelbėti iš tikrųjų visus, bet daugiau ar mažiau visiems padėti. O šiaip su veiklomis tai labai viskas gerai, kol kas labai džiaugiuosi, kad galiu save įsireikšti iš tikrųjų visur, kad Raimonda labai skatina tai daryti ir tiesiog labai labai gerai. Čia gal labai sunku save pasigirti, ar ne? Iš tikrųjų tai taip. Tai gal Raimonda tada ir papasako visiems Utenos radio klausytojams, kokios yra pagrindinės teikiamos paslaugos jaunimui, kokios atviro jaunimo centro veiklos tokios kryptys. Mes vykdome ir individualų darbą su jaunais žmonėmis ir jų artimaisiais, tai yra teikiamos konsultacijos įvairiausiais gyvenimo atvejais. Sprendžiamos įvairios individualios jaunuolio situacijos. Bet mes labai irgi orientuojamės ir į grupinės veiklas. Tai nuo socialinių įgūdžių ugdymo, maisto edukacijų iki savęs pažinimo grupių, išvykų, kelionių. Tas mūsų paslaugų spektras yra orientuotas į pozityvų jaunuolių užimtumą, kad jaunas žmogus turėtų kur saugiai ir įvairiapusiškai leisti laisvalaikį. Tad labai irgi dėmesį skiriame dar fizinio aktyvumo stiprinimui. Turime tam išteklių, turime salę sporto, kur jaunuoliai irgi gali paleisti visas emocijas ir stiprinti savo fizinį aktyvumą. Taipogi dar vykdome ir prevencinės visokias veiklas, skiriame dėmesį žalingųjų pročių stebėsenai, kontroliai ir tikrai dirbame įvairiais faktoriais. Labai džiaugiamės iš tiesų, kad į mūsų veiklas įsijungia ir tėveliai, globėjai, jaunuolių šeimų nariai, kitos organizacijos. Tikrai palaikome gražius santykius ir bendradarbiaujame su kitomis ir Utenos, ir ne tik Utenos jaunimo, ir su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Daug turime jaunimo centrų kolegų iš kitų Lietuvos miestų, iš jaunimo erdvių. Tai toks mūsų tas tinklas yra labai platus ir, kaip sakau, apibrėžti, ką mes tiksliai ir veikiame, gan sudėtinga galbūt, nes kiekvienas jaunas žmogus atėjęs, jis atsineša kažkokią istoriją ir savo poreikius, kuriuos mes ir labai lankščiai stengiamės atliepti, nes mūsų tikslas yra būtent tas jaunas žmogus. Ir dirbame ne todėl, kad šiaip dirbtumėm ar dėl kažkokių skaičių, bet kad būtent tas kiekvienas jaunas žmogus turėtų galimybę augti ir skleistis ir žydėti, kaip ateinantis pavasaris. O kokios yra populiariausios veiklos, kurias jaunimas mėgsta? Jaučiu, kad biliardą žaisti. Jeigu taip, iš tų kasdienių, tai šiuo metu tikrai biliardas valdo, bet gal ir Airida sutiks, kad išvykos. Jaunuoliam tikrai patinka išvykos. Ir mes per metus įgyvendinant projektą, kurį finansuoja Jaunimo reikalų agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, mes turim galimybę išvykti ir pažinti kitus miestus, organizuoti veiklas su kitų centrų ar jaunimo erdvių, jaunuoliais, darbuotojais. Tai mano manimu, jaunuoliams gal tai ir labiausia patinka. Ir aišku, čia būna ribotas tų dalyvių skaičius galintis vykti, tai tada jaunuoliai turi net ir tokią kaip ir motyvacinę priemonę, kaip ir įsijungti, įsitraukti ir siekti tos galimybės vykti. Aišku, dar gal ir stovyklos. Vasaros užimtumo veikla galima paminėti.
dar gal ir maisto gaminimas, manyčiau. Kaip kam jaučiu? Tai gal kai kam patinka labiau gaminti, o kai kam tiesiog valgyti. Taip. Bet tikrai, nes visos pas mus organizuojamos veiklos reikia pabrėžti, kad jaunuoliams yra nemokamos. Tai ir finansuojamos būtent iš projektinių veiklų. Gal Raimonda, kadangi užsiminėte apie projektus ir papasakok, kokius vykdote. Tai šiuo metu kol kas vykdome vieną projektą, Judam 2024, kuris, kaip ir minėjau, finansuojamas jaunimo reikalų agentūros. Kol kas tai yra šių metų vienintelis mūsų projektas, tačiau planuojame teikti irgi paraišką į mūsų savivaldybės jaunimo užimtumo programos eilutę. Tad irgi turime nusimatę dar šiek tiek veiklų. Tai dažniausiai taip ir būna, kad kas metai mes vykdome po 2 projektus. Ir iš tų, kaip čia tie projektai padeda ir būtent įgyvendinti tas idėjas, ko tuo metu reikia mūsų jaunuoliams. Tad tikrai džiaugiamės, kad galime įsigyti ir tam tikras inventoriaus ar kažkokių žaidimų papildymo, kaip čia resursus padidinti, arba tiesiog suorganizuoti būtent kažkokią veiklą. Viena iš jų, tai kas irgi šiemet labai jaunuoliams patiko, vykome į pabėgimo kambarį. Tikrai didžioji, praktiškai visi jaunuoliai dalyvavę buvo pirmą kartą, tai ten labai daug emocijų, labai daug ir ne tik emocijų, bet ir patobulinti tam tikri ir kūrybiškumo, komandinio darbo, problemų sprendimo įgūdžiai. Tad mes ir per tas projektinės veiklas siekiame ne šiaip smagiai praleisti laiką, bet ir orientuojamės į kažkokių savybių, įgūdžių ugdymą, kad ir žaidimo forma, bet mes pasiimtumėm ir šiek tiek daugiau, išmoktume kažką, kas tuo metu jaunuoliams yra naudinga. Raimonda, sakykime, paprastas vartotojas nueina pas jūs ir kokią jūs turite materialinę bazę. Pirmą kartą nueini ir ką galės veikti jaunuolis? Iš tiesų turime keletą erdvių, tokių, kad pritaikytų jaunuolių poreikiams. Vienas iš jų yra toks stalo video žaidimų kambarys, galima tai pavadinti. Tai turime daugybę stalo žaidimų, daugybę irgi video žaidimų. Turime oro ritulio stalą, stalo futbolo stalą, stalo tenisą. Taip, šitos pagrindinius turim. Biliardo stalo dar nepaminėjau. Bet ten jis kitam galiai kitoj pusėje galas. Taip, nes mūsų tas pasiskirstimas yra po keletą patalpų. Tai biliardo stalas šiek tiek nutolęs nuo mūsų pagrindinės mėgstamiausios jaunimo buvimo erdvės. Jeigu gaminate, tai ir virtuvę turite? Taip, visą įrangą? Taip, turime viską, ko reikia labai skaniam maistui pasigaminti. Ir turime dar sporto salę. Sporto treniruoklių salę, kur yra irgi visi svarmenys, treniruokliai ir kur tikrai jaunuoliai gali būti. Turime labai smagią, jaukę tokią konferencijų, mokymų ar šiaip jaukesnių susibūrimų, tokią geltonąją mūsų taip jaukiai vadinamą salytę. Dar irgi turime keletą tokių mažesnių šiek tiek kambariukų, kur jaunuoliai tiesiog gali ateiti ir pasidėti ar pasidaryti arbatos atsigerti. Ir aišku, turime darbuotojų kabinetą, bet tas darbuotojų kabinetas toks yra labiau dar viena iš tų papildomų erdvių, nes, mes labai mėgstam tą tiesioginį kontaktą su jaunuoliais. Tai tikrai mūsų durys visada plačiai atidarytos, plačiai pravertos, arba ir tiesiog pačios sukamės su kolegė tarp jaunuolių ir būname visur. Tai čia tas kabinetas tiesiog toks formalesnis pavadinimas vienos iš erdvių. Tai nežinau, kuris tau Irida labiausia patinka mūsų kampelis? Darbuotojų kambarys. Taip, nes ten gal ir sprendimai priemami tam tikri, gimsta irgi ir tam tikros kūrybinės idėjos. Ir labai svarbu, kad vyksta ir tie individualūs pokalbiai. Nors kartais pokalbiai būna pasirenkama ir netipinė erdvė. Galime išeiti ir pasivaikščioti. Tai prasiplečia tada mūsų galimybių ribos. Galime pasirinkti kitą vietą, kur, tarkim, jaunuolis nori tuo metu kalbėtis ir atsiskleisti. O kaip bendradarbiaujate su visuomenė? Su kuo palaikote ryšius? Bendraujame gražiai su jaunimo organizacijomis, tiek, kaip ir minėjau, Utenos ir ne tik Utenos. Šiaip turime gražų santykį su Utenos rajono neįgaliųjų draugija ir jos nariais. Tad tikrai kartą kitą per metus vyksta ir bendros mūsų ir seniorų neįgaliųjų veiklos. Tad turime galimybę mokytis vieni iš kitų.
Taip pat tikrai vyksta irgi su dienos centro vaikais bendruomenė, kartu pasibuvimai. Ir tikrai dar yra daugybė, dabar gal nepaminėsiu taip kartais visų, bet veiklas kuriame tikrai su partneriais. Kokie yra svarbiausi iššūkiai, su kuriais susidurėte ir kaip sprendžiate problemas? Mūsų gal tas esminis iššūkis, kaip pasiekti jaunuolį. Nes, mūsų yra tikslas, kaip sakau, mes turim labai daug galimybių, čia irgi gal pokalbio metu tos mintys šokinėja, gal ne viską mes taip ir atskleidžiam, bet tikrai tas galimybių ir išteklių bazė yra didžiulė. Tačiau mes susidurėm su tuo, kad kaip pasiekti tą jauną žmogų, kad jis ateitų iki mūsų ir savo akimis pamatytų, ką mes turim ir kaip mes gyvenam ir kaip jis gali čia įprasminti save. Nes tikrai bendradarbiavime ir su mokyklomis ir ieškome tų alternatyvų, tačiau, sunku, tikrai sunku prisikalbinti ir turim tą patirtį ir galim pastebėti, kad prieš COVID kažkaip būdavo, didesni ir skaičiai ir tie jaunuoliai tikrai noriau, labiau ateidavo, o dabar, jaučiam ir tas po covidinės pasiekmes, kad šiek tiek esame gal pasyvesni. Čia kalbant, aišku, ir apie jaunuolius, ir apie suaugusius, bet kadangi mūsų tas tikslas yra jaunas žmogus, tai labiausia mūsų ir tas esminis iššūkis ir yra, kad kaip pasiekti tą jauną žmogų. Ir labai norisi tikėtis, kad gal šį mūsų pokalbį išgirdę, nežinau, ir patys jauni žmonės, tėveliai, seneliai, jų artimieji paskatins bent jau pasidomėti, pasižiūrėti, kas čia tas atvirasis jaunimo centras, ką čia gali tas jaunas žmogus veikti. O dar smagiau būtų, jeigu ateitų dar daugiau tų naujų jaunų žmonių. Rida, kaip tu jautiesi būdama centre? Labai gerai. Ten kaip antri namai iš tikrųjų. Jaučiuosi labai puikiai, labai atsipalaidavus ir niekada nebijau klyst, niekada nebijau kažko netyčia padaryti, kad žinau, kad negausiu nei bart, nei nieko. Tai labai džiaugiuosi, kad aš atsiradau iš tikrųjų ir labai ačiū Raimondai, kad jinai mane priėmė tokią, kokia aš esu ir kad randam bendrą kalbą su ja. Tai... Čia, ačiū tau, Irida, tokį gražų pasidalinimą, bet čia norisi replikuoti, kad mes ir siekiame, kad pas mus atėjęs jaunas žmogus būtų toks, koks jis yra, kad jis galėtų nusiimti kaukės ir jaustis saugiai. Jeigu, tarkim, ta diena yra tau sunki ir, tikrai tavyje kunkuliuoja daugybė sunkių emocijų, tai leidžiam išbūti ir išjausti, nes ir taip mes manome, kad mūsų visuomenėje yra per daug tų stereotipų, kažkokių normų, įsisenėjusių nuostatų, o mes ir norime, kad pas mus atėjęs jaunuolis galėtų būti taip, kaip norisi. Aišku, yra tam tikri susitarimai, kurie padeda, kaip sakau, mums gyventi ir suprasti vieni kitus, nes tikrai susirenka patys įvairiausi jaunuoliai, iš pačių įvairiausių ir erdvių, vietų ir jie būtent čia pas mus randa tą, kaip sako, jausmą, kaip šeimos, nes mes kartu augame ir kartu tobulėjame. Ir aišku, kuriate planus, puoselėjate mintis naujiems projektams, ką ketinate ateityje jau gyvendinti, kur galite jau pasidalinti. Turime tų idėjų ir kaip tik su jaunuoliais generavom, ką čia galėtume parašyti tą projektinę paraišką. Tai iš tiesų yra poreikis išbandyti kažką naujo ir kadangi mes labai liečiame tą psichologinę būseną, savo emocinę sveikatą, tad norisi šiek tiek dar pabandyti ne tik per žodžius save išjausti, bet ir per šokio judesio terapiją. Ar ne? Čia Irida linksi, tai tikrai nesumeluosiu, kad norime šiek tiek atrasti naujų galimybių. Tad irgi norime dar kaniterapijos užsiėmimus keletą turėti jaunuoliams. Dar norėtume išbandyti ir, tarkim, oro jogą. Tad, kad tas mūsų, mes patys ką organizuojame iš savęs, tai tikrai galime kasdieną tą daryti, bet norisi iš projektinių veiklų pasisemti to, ko kiekvieną dieną negalime gauti ir kad tai dar labiau atlieptų jaunuolių poreikius ir papildytų tą galimybių bagažą. Tad čia tik keletą iš tų veiklų, kitų dar neišduosime.
Vienu žodžiu, plaukėte į tolimesnius vandenis. Taip. Tai 10 metais tai tikrai turėsite jubiliejiniais ką pasigirti, pasidžiaugti. Manau, ir pritrauksite daugiau jaunuolių, tie, kurie po COVID-o galbūt sėdi namuose ir naršo telefonuose, ar ne? Tai jūsų toks tikslas juos pritraukti, atskleisti įvairias veiklas, nes jau kaip girdėjote pradžioje, kad Utenos atvirasis jaunimo centras teikia tokį emocinį palaikymą, kur galite ten padiskutuoti, puikiai atmosfera, tokį vaizdą susidariau iš jūsų pasakojimo. Taigi, manau, dar galite pakviesti dar kartą ateiti, kažkokius tai linkėjimus, ką mes mėgstame radio eteryje savo arba jauniems žmonėms palinkėti. Tai gal pradėsim nuo linkėjimų mūsų būtent branduoliukui, bendruomeniai mūsų atviro jaunimo centro, ar ne? Nes mes šit su tokiais irgi jauduliukais atėjom, tad siunčiam geriausius linkėjimus jiems. Ir ką pasakyti norėtumėm? Žinome, kad yra sunku ateiti į naują vietą. Ir mes tai tikrai suprantame, bet linkime kiekvienam jaunam žmogui drąsos ir ryžto atverti tas mūsų duris, kurios yra Lauko gatvė 19A. Utena. Pasiryžti ateiti ir ieškoti kartu kažkokių kūrybinių taškų, ar tiesiog ateiti pabūti, kaip sakau, arbatos atsigerti. Ir tikrai laukiame ir jaunuolių artimųjų, nes labai mielai einame į kontaktą su visais. Kaip suprantu, kas ateina, tai tikrai pasilieka, kaip savanorė ir Rida. Taip, tai ką savo palinkėtum ir kitiems. Linkiu visiems tikrai iš tikrųjų nebijoti ateiti, nes aš atsimenu irgi labai bijojau čia ateiti. Mane čia per prievartą vedė, sakiau, kam čia reikia, nereikia, bet atėjau ir dabar kur esu. Esu net savanorė atviro jaunimo centro. Ir tuo labai džiaugiesi, taip. Aš dėkoju tikrai, kad jūs labai įdomiai papasakojate apie Utenos atviro jaunimo centro veiklą. Linkiu sėkmės, tegul pildosi jūsų norai, gyvendinami projektai. O studijoje viešėjo Utenos atviro jaunimo centro socialinė darbuotoja darbui su jaunimu Ramonda Gaulytė, dėkoju. Ir savanorė Rida Venskutė. Tariu iki malonaus ir sėkmės dar kartą. Ačiū Jums, Iki. Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką atsikėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.